Ačiū gerbiamas prezidente, komisarė ir mėly kolegos. Mes pripažįstame, kad vaiko teisės yra dalis žmogaus teisių, kurias esame įsipareigoję gerbti pagal tarptautinės ir Europos sutartis. Vaiko teisės pripažintos Europos pagrindinių teisių hartijoje. Ji turėtų tapti reformų sutarties sudėtine dalimi ir būtų privaloma visoms bendrijos narėms. Komisarė Fratini, komunikate jūs sakote, kad vaikų teisių apsauga Sąjungos viduje dar nėra patenkinama, o aš manau siaubinga. Beveik penktadalis vaikų skurde, Lietuvoje skursta beveik pusė šeimų, kuriuose yra vienas suaugęs ir išlaikomi vaikai. Tikriausiai mes nesuvesime statistikos, kiek išsiplėtusioje bendrijoje liko vaikų be tėvų, emigravusių ieškoti darbo ir palikusių savo vaikus be tinkamos priežiūros. Mes pasibaisėję skaitome apie vaikų seksualinį ar psichologinį prievartavimą. Pasigailim vaiko gatvėje, įmetam jam centą į išmaldos prašančią rankelę. Tačiau dažniau nieko nedarome, nes lengviau nusisukti, užsimerkti, pasakyti, kad tai ne mano kaltė, kiti už tai atsakingi. Jūs, komisarė Fratini, sakote, kad tai valstybių narių atsakomybė ir kad jūs nenorite kištis į jų reikalus. Briuselis kišasi į daugelį bendrijos narių klausimų. Mums svarbu sureguliuoti žemės ūkį, vidaus rinką, kapitalo judėjimą. Manome, kad tai gyvybiškai svarbus klausimai. Aš tikiu, kad mūsų didžiausias rūpestis privalo būti žmogus ir pirmiausia vaikas. Tai mūsų ateitis. Manau, kad būtent Europos Sąjunga turi prisiimti atsakomybę dėl žmogaus ir pirmiausia vaikų teisių užtikrinimu. Aš nepritariu dokumentui, kuris tik rūpinasi, primena, ragina. Manau, kad mes čia esam reikalingi tiek, kiek rūpinamės savo žmonėmis. Ačiū.